Beliko paskutiniai procentai. Viskas, keliaujam dabar iki paplūdimio, nusprendėm, kad kol kas nereikia varyti šopus, kol kas reikia biškį pažinti pasaulį, pasimaudyti, tad varom į Jumeirah, kažkokį tai paplūdimėlį, iškvietėm Uberį. Čia yra, wow, čia yra Uberis. Select Cars, Black Cars, XL Cars, bei yra netgi sraigtasparniai. Wow, kainos tokias pačios maždaug kaip Lietuvoje, gal biškį aukštesnės, bet vis tiek malonu, kad yra pasirinkimo, taip pat galima čia matyti ne tik kordelėm kaip pas mus, bet ir pinigais, kas labai fainai, tai dabar laukiam Uberio, sėsim ir varysim iki paplūdimio. Ok, jau sėdim Uberį, pasitaikė Lexusas, viši klasės yra, varam iki paplūdimio. Jau atvežė karočią mūsų šitas Leksiukas. Kągi, vat, atkeliavom, einam iki pliažo. Joj, pliažas. Mes jau pliaže, kaip aš suprantu. Čia yra vienas nemokamas pliažas. Ir yra vienas mokamas pliažas. Čia yra tas, kur su tais grybukais. Kągi, dabar galime stebėti labai toli vieną, netgi ne vieną, o patį brangiausią pasaulio viešbutį, kur viena naktis pačiam blogiausiam 160 kvadratų numerį kainuoja $1 per naktį. Tai yra gerai, čia yra dar normaliai. Brangiausia naktis kainuoja šiam 5 eurų. Brangiausia. Ten yra maždaug 3 aukštų kambariukai ir taip toliau. Tuoj kažkiek pamatysit jį, o galbūt po poros dienų mes ten nulėksim, pažiūrėsim jį iš arčiau. Tai yra šitas dalykas. Tai kad blemba, čia reikia taupyti 20 metų vienai nakčiai. Kaip aš ir minėjau, ten yra mokamas pliažas, kurio kaina yra 30 eurų su umbrella, su rankšluosčiu, su tą sėdynę, 3 eurų visai dienai. Jis pasakė, kad ten kažkas, aš pagalvojau, kad 10. Po to, kai reikėjo mokėti, parodė šitą, kad ten reikėjo mokėti 110. Tai kad galiu pasakyti iš karto, kad suprast, kai sako angliškai, yra labai sunku, nebent kažką nupiešti ar parodyti. Tai kad būkite atsargus su kainom. Pagaliau teko išsimaudyti, vanduo, ką žinau, apie 30 laipsnių šilumos, žoskai šilta. Vėliau kaip šilta ir būna, va čia netgi dabar lauke kažkur yra 32 plus jo ir labai karšta, bet įlipi į vandenį ten dar karščiau. Tai kad iš tiesų oras čia tik tai skirtas tam, kad degintis, kad gulėt, kad pasivaikščiot, iš tiesų plytkės, tai praėjusiu, kurios labai karštos, tai kad be tapkių čia labai sunku apseit. Čia galima padėti kiaušus ir kepti. Aišku, ne savo būtų gerai, bet... Gerai. Atrodė, kad labai viskas toli, bet kažkaip nuėjau pasivaikščioti ir pastebėjau, kad tas Burj Khalifa jau labai netoli. Tas vadinamas brangiausių pasaulio viešbučių, tuoj parodysiu. Sakė, kad čia labai daug mašinų, patikėjau, bet dabar matau tik Jaguar XJ, man rodos, čia kažkas tokio. Ir kol kas mačiau tik porą gėlikų, vieną Maserati ir viskas. Kur tie jūsų Lamborghini? Pusėjo pirma diena, kažkiek pasivaikščiom, rodžiau prieš tai. Kas bus vėliau? Vėliau bus galbūt neblogai, nes mes keliaujam dabar atgal į savo numeriuką. Tada mes keliaujam į dušą, tada mes keliaujam į miestą. Kiek aš žinau, tai mes eisim į tą didžiausią, galbūt šiandien, galbūt kitą dieną, didžiausią prekybos centrą, arba šiaip kažkur pasivaikščioti po miestą, pafilmuot gražių mašinų, pafilmuot gražių vaizdų, didelių šitų tvirtovių visokiausių. Man ten dabar žmogus su bagiu važiuoja ir aš jam labai pavydžiu. Tai žiūrėsim, kaip ir minėjau, iš pat pradžių į turtuolių gyvenimą. Visų, ką matai čia ir ką matai Lietuvoje, čia yra pip didelis skirtumas. Ir va.
Ok, varom iš pležo. Nu, dar kol kas kiaušinėlių neiškepiau ant šitų gražių plytelių, kur galima invalidams arba moterims važiuoti su savo vaikučiais. Kaip ir minėjau, žiūrėkit, kas yra gerai, Palangoj tokia niekur nesutiks. Tai yra free Wi-Fi spots. Nice. Galima tiesiog paimti kokią iPadą, beleką atsisės telefone, kur nori, no life in chillin' ir galima taip pat bagių važinėti. Tai kad viskas cool. I have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Ką aš galiu pasakyti, kad ką tik pravažiavom su normaliu taksu tą pačią distanciją, kaip ir važiavom su Uberiu. Su Uberiu sumokėjom PM3 AED, čia yra jų kažkokia tai valiuta, tai ten riada yra, o dabar su normaliu taksu mes sumokėjom KM5. Tai reiškia normalus taksas, pagavus tiesiog gatvėj, pamojavus su ranka 2-3 sekundės, va čia rimtai 2-3 sekundės, tu sumoki dar mažiau negu varai su Uberiu. O aš galvoju visą laiką, kad Uberis yra pigiausias. Tai kad tiesiog išeikit ten, kur yra daug mašinų, pakelkit ranką ir praėjus maksimum 10-5 netgi sekundėm pas jau sustoja mašina ir yra pigiau už Uberį ir veža normaliai ir viskas yra kaip turėtų būti. Norint čia iškviest liftą, jums reikia būtinai paliesti kortelę čia, o tik vėliau paspausti numeriuką. Mes atvarėm per porą sekundį 7 aukštą. Ot pabandysim tokį vieną dalykėlį. Žiūrėsim, kiek jisai kainuoja, kiek jisai gali nuleisti. Da. No. Arafata, хороший. Arabic man. Also here. Kągi, Dubajus tai yra gariūnų šalis. Rimtai, kainavo, nupirkau visą tą apsiaustą, kurį ką tik matėte per video. Jisai kainavo 210. Aš sakau, ne, neimsiu. Tada sako 110. Aš sako, ne, neimsiu, man to nereikia. Tada jis sako, suvesk savo kainą. Aš subedžiau 40, paėmiau už 40. Ir čia 7-8 eurai už visą to jų baltą dalyką. Ir su juodu to apsiaustą ant galvos ir dar su raudonu apsiaustu, su baltą aprangą, 8 eurai, kainavo 202. Nežinau, kiek jie yra iš tiesų užkėlę tą kainą. Gal ten iš viso savikaina yra 5 centų, aš nežinau. Bet vis tiek, darėtis įmanoma, tai kad ieškom vape stuffo, surasim vape stuffą, paimsim RX-ą su kažkuo už 10 eurų. Jeigu man pavyks, būsiu rimtas. Okay, we just find a friend. Find a friend. Yes. How are you? Where we can eat? We need the good food. Straight and left side. Just straight? Okay, yeah. Okay, so, thank you. Bye. Have a nice day. Kaip matote, čia yra daug mano pažįstamų, geri draugai, čia yra mano pusbrolis, ką tik susitikau su juo. Vat, negalvoju, kad jis čia tai prasimušė, bet šiaip čia galima surasti absoliučiai visko, bet norint nusipirkti aukso, nusipirkti deimantų arba dar kažko, būtent atvažiuoti čia į Dubajų, į Al Ras, čia yra tokia statelė, kur yra labai daug visko. Hello, very good, very nice, yes. Visur yra vien auksas. Aišku, kas yra labai keista, kad čia nėra nei Nike tokių parduotuvių, nei Adidas, nei Swarovski. Yra kažkoks Bach ir ten galima surasti ir Nike, ir Swarovski, ir Adidas ir taip toliau. Tai, kad mes dabar ieškom kažkur, kaip galima skaniai pasivalgyti, pavalgyti ir... Rock man. Rock. Yes, come on, bro. Yeah, okay, nice. Bye. Kai matėte, mes pažįstamų yra labai daug, visi siūlo laikrodžius. Vo. Dar vienas pusbrolis. Sako, reikia eiti priama. Kągi mes dabar ieškom, kur galima pavalgyti. Valgyti yra svarbu. Vien tik auksas. Čia žmonės vien tik ir siūlo kažką nusipirkti. Ir netgi, žinokit, labai sunku jiems atsispirt, kad tipo nereikia, nes jie kažkaip moka tai daryti. Tai kaipgi atrodo visas tas dalykas iš tolo. Tai yra aukso miestas. Taip ir parašyta, kaip ir iš tiesų yra. Visur vaikštai, visur vien auksas, daugiau nieko nėra praktiškai. Daug gražių rūbų.
Come, my friend. Hi. Friend. Watch. Hello. How are you? Very good. Come. Ja. Tai matom visi labai draugiški, kas yra faina. Čia nėra Lietuva, kad ko filmuoja, eik iš čia. Ko filmuoja, čia tokių nėra, čia yra taip pat Beats feikai. Pas man yra originalai kupakė, dabar nešiuosiu, nes bijau, kad pavok. Taip pat elektronikos, palaukit, iPhone 7 Plus. Einate miestai, žiūrite kokie nors populiarų brandai, Beatsai, PlayStation, iPhone'ai, dar kažkas. Tai nėra originalas, nors ir viskas supakuota, nors ir viskas labai gerai ir man dabar iš galo kažkas žiūri, aš šitą jaučiu. Bet tai yra ne originalas, tai kad labai stebėkit, ką perkat, kadangi galbūt kaina bus 500 arba 600 eurų, bet tai nebus tai, ko jums reikia. Tai kad reikia būtinai viską labai gerai patikrinti. Kai matome, pravažiavo apie mašinų, bet nei vienos nemačiau tokios, ta prasme, skirtos dubajiečių. Čia yra paprasti žmonės, čia yra visur emigrantai, čia nedirba tokie žmonės, kurie čia gimė. Čia tokie nesurasti, tai čia neįmanoma. Visi yra arba iš Indijos, arba kažkaip atkeliavę, arba gimę gal kažkur, kokioj, nežinau, Indijoje, arba belekur kitur, bet čia nėra tų, kurie gimė būtent čia. Čia yra visur emigrantai. Aišku, čia nėra lakrėpė ar dar kažkas, bet čia yra restoranas. Visokiausi kebabai ir taip toliau, tai rizikuojam pavalgyti čia kažką. Atėjome į restoraną, kur viskas yra maždaug taip pat kaip McDonald'e. Čia nėra tokio didelio pasirinkimo, kažko skanaus. Yra vien tik fast foodas, daugiau nieko įspūdingo čia nėra. Pavyzdžiui, čia yra indų kažkokie maistai, yra blinai. I have so much to say, but in the least most simple way, I love you. Galiu pasakyti, kad porcijos iš tiesų atrodė daug mažesnės ant meniu, bet labai stipriai privalgėm. Labai geras restoranas, viskas, absoliučiai viską, ką mums padavė, buvo viskas labai skanu. Viskas labai iš tiesų fainai, nufotkinsiu. Nu, ta prasme, nufilmuosiu šitą restoraną, jau kažkas bus, čia Dubai galėsiu šokti, tikrai viskas. Galimai. Goodbye. Vėl čia karšta. Gerai, pereinam kelią kažkaip atsargiai. Kaip ir minėjau, pavalgėm, dabar būtų gerai pagarint, bet nereikia. Vat šitam restorane mes ėdom ką tik ir buvo tiesiog įspūdinga. Dabar eisime link metro, tikriausiai jau arba kviesim taksą, pažiūrėsim, bet po kelių gal dar kažką įsigysim ir kažką įdomaus rasim. O kol kas keliaujam arba ten. Viskas, pabuvom mes šitą miestelį. Apsipirkom beveik, bet dar varysim į tą didįjį malą. Ten kur yra visokiausi Apple Store'ai, kur yra Gucci, kur yra Armani, ten kur yra ne fake, kas yra svarbiausia, nes man labai patinka fake'ai. Taip pat ketinu ten nusipirkti Lacoste Polo maikę, kadangi apie aš labai stipriai svajoju ir rytoj bandysim arba kitą dieną padaryti šitągi mano norą ir tikrai parodysiu jums daug įdomių spotų. Pažiūrėsiu, šiandien galima patikrinti ten. Taip pat nueisim į geriausias pardės, į Pradą ir taip toliau, ten kur atvaro čiuvakai su Gold Lamborghini arba Purple Lamborghini kaip Skrillexas. Tai, kad iš tiesų bus įdomu, o manau šiandienai viskas, baigsime šitą vlogą štai tokiu kadru ir aš jau eisiu ir kągi laukit tęsinio. Epizodas 2 baigtas.